Tai nerimas paprastai yra apsauginė funkcija, jinai padeda mums išvengti grėsmių ir jeigu jo nebūtų buvo, mes evoliuciškai greičiausiai būtume išmirę. Bet kas atsiranda dabar, nerimas yra gan aktuali tema ir dažnai pasikartojanti, kadangi mes esam jau taip perėmę tą nerimą, kad jį labai įsikimbam ir jis jau tampa mums nebenaudingas. Kai aš pradedu bijoti neaišku ko, tai jau nėra man naudinga. Dar būna tokia frazė nerimas dėl nerimo, kai mes nerimaujam, kad patirsim nerimą. Esi turbūt irgi su tuo susidūrus. Tikrai taip, nes kas atsitinka? Mes patiriam kažkokioj situacijoj, kad mums sukilo nerimas, ta situacija baigėsi neigiamai ir tada sekantį kartą mes bijom tos situacijos. Nes, o jeigu vėl bus taip, kaip buvo, o jeigu bus taip dar blogiau negu buvo, o kas bus, jei bus, kaip bus, ir tada užsivelia tos mintis, kūnas iš karto įsitempia, pradedam jausti tai širdį, tai kvėpavimą, o kai kvėpuojam greitai ir paviršutiniškai, tai jau tuo ir nualpsiu.